Aš nežinau, ar buvo per kažkurį podcastą, kad tavęs klaustų, kas tavo inspiracija buvo šitiem podcastui. Roganas. Okay. O kaip tu pradėjai? Ką būtent? YouTube'ą? Ar šiaip YouTube'ą. savo gyvenime? Ne, viskas panašiai pas mane ir buvo, kad buvau mažas, atsimenu, yra dar Instagram'e turiu kėlęs videką, kaip nusifilmavau ten su tėvų kamera. Dar tos muilinės, žinai, buvo, kur išsistumė objektyvai. Po to atsimenu su jie kažkiek pafilmavau ten tos videkus, tiesiog varydamas į kiemą, belę ką darydamas. Tada paprašiau tėvam 2012, kad nupirktų man kitą muilinę kamerą. Ar nepaprašiau, gal jie patys nusprendė ir sako, va, šitą gerą atrodo, žinai, Sonekas irgi atsimenu buvo. Aš dar turiu stalčiai tą Sonek. Ir tau šitą kamerą buvo, tu su ją pradėjai? Ja, realiai startas. Po to 2015 savo pirmą DSLR nusipirkau, ten Canoną, irgi, kur objektyvai jau dėdavos. Kiek kainuoja? Tas Canonas 600. Su objektyvu ten 50. Kitinis objektyvas buvo ir gal 50-ukas. Vadinasi, tai ten gal 700 gavos, atsimenu, man nusipirkti va tą pirmą. Tai va 15 metais, o po to taip į priekį ir dėjau. Tada Panasonicas buvo. Na, dabar prie Soneko esu pristojęs. Čia šiaip kalbant apie taip, kaip pradėjau ir kad viskas vis tiek prasidėjo nuo pirmos kameros, žinai. Be kameros aš su telefonu nefilmuodavau ten labai. Ir nebuvo labai tada, ne? Jo, aš turėjau šiaip tą Nokia 3.5. Pliam, į tokią ikoninę yra, nes jį turėjo bekus tos spalvotus. Gal atsiminsi netyčia. Nepameni skaičių? 5, 2, 1, 0 gal. Šiaip gali pažiūrėti ir jeigu parodysi... Spalvotas, kur toksai buvo? Galėjai dabar įsidėti raudoną dangtelį, mėlyną dangtelį. Gal pirmieji, ne pirmieji, bet vieni iš tų gal pirmųjų touchscreenų. Tai atsimenu, tas filmavo, tai jau tada man patiko. Bet čia buvo vėliau, ten gal 13, 14 dabar galvoju. Gal ir anksčiau. Sunku atsimenu, bet... O tai aš tavęs irgi to paties paklausiu, iš kur pas tave inspiracija buvo pradėti YouTube'ą? Šiaip dabar, kiek atsimenu, tai jaučiu... Vaikystės ties Smosh kanalas koks nors buvo. Kieno? Smosh, nežinau ar žinai. Smosh, ne. Ray William Johnson keldavo tokius videkus. Ne, nežinau iš to. Nelabai buvo. Aš maždaug gal, kai iš prankų jaučiu, aš YouTube'ą pažinau iš streetbolo, žinai. Anksčiau mes žaisdavom kažį ir keldavo video į YouTube'us ar į internetą visokius street ten visokius, vienu žodžiu, kad kažį lošt. Okay. O po to prankai labai populiarėjo. Po to aš mačiau visus pranksterius tenai, nuo Vitalio iki Roman, iki, amerikiečių pranksterių. Dar kelia, šiaip. Ką man... Bet tai, kad jau bent vienas iš jų dar yra populiarus, tipo, nelabai. Vitalis savo tą turi prankų porno website. Prankų porno? Jo, jis ten kelia uncensored tipo. Kur tos pačius prankus daro tiesiog, panos nuogo, žinai, ten būna ir panašiai. Pas tai didžiulis TikTok'o accountas, didžiulis YouTube accountas, tu dabar buvai pagrindinis produceris, filmmakeris, Aurimo dokumentikos. Montažas, tik tai produceris aprūpintų, žinai, filmą, ko reikia. Aš buvau tas, kuris gauna, padaro, duoda. Jo, bet va tada gauna, padaro ir duoda, mes buvom nuėję prieš porą dienų pažiūrėti į Vingio parką, tai tai sumokėjom pinigų, tai biškai įkrisim jum į piniginę, labai patiko, mes dar prieisim prie dokumentikos, bet tai iš kur visas, ar pas tave tiksliau nebuvo per šitus paskutinius kokius 10 metų, aš mačiau, kad YouTube'as susikūrė 2013 metais. Ir čia buvo mano trečias. YouTube'as, tai pas tai per paskutinius 10 metų, ypač per populiarumo bangą, pas tai nebuvo kažkokių psichologinių klaustukų su savim ar psichologinių problemų, gal kurias slėpė. Panašiai, kas buvo su tais YouTuberiais kitais, apie kurią aš nekėjom. Bet Lietuvoje nepasitaiko tas labai dažnai. Dažniausiai Lietuvoje, kas atsitinka, kaip būdė Edvinas koks ar ten kiti, kur tiesiog pasitraukia iš YouTube'o, žinai, ir nebekuria. Pas mane pasitraukia iš YouTube'o ir nebekuria. Atsiprašau, kad pertraukiu dėl kokių priežasčių. Žinai, ar tu tiesiog nebenori, žinai, kelti, ar tau tiesiog yra kažkas negerai, nežinau, galvoju. Kalbėsiu iš savo pusės, tai man būna, kad tikrai atsitinka taip, jog norisi padaryti pauzę ir nebesinori montuoti, tiesiog tingi. Bet tas tingėjimas nėra, kad dabar tingiu tą daryti, tai nedarysiu. Ir tas tingėjimas toks, kai kur, ir taip atrodo, kai tavo darbas yra, sakykime, filmuot, montuot, žinai, ir tada tu montuoji savo YouTube'ui, kartais, aišku, įvyksta tas perdėjimas. Aš gal jį kartais gerai nujaučiu ir pasidarau tokias pertraukas, tai pas mane būna tikrai, kad aš pailsiu, ilgiausia buvo nuo YouTube'o pertrauko jaučiu metai laiko,
Tai čia, galvoju, per karantiną. Tada, kai reikėjo ir svarbiausias momentas buvo, kai visi popino ten daugiausiai, man reikėjo tada daugiausiai žiūrėti ir aš kaip tik pertrauką dariaus nuo YouTube tada. Tada, man atrodo, tik TikTokus kėliau, tai TikTokas ir paėjo. Bet... Tai sakai, karantinas buvo geras startas visiems YouTuberiam? Nu, tai pagalvok, kiek atsirado šiaip žmonių naujų. Nežinau, vat aš irgi po karantino, o vat tu geriau žinai, kas buvo iki karantino. Tai iki karantino beveik nebuvo YouTuberių Lietuvoje, ne? Nu, Jūsų buvo, viena grupė. Jų buvo, bet tiek mažai, kad tu net nejausdavai, žinai. Taip, va, žinai, o, įkėlė gal ten tas videką pažiūri. Bet komikų nebuvogi tada. Taigi komikai, man atrodo, jeigu neklystu, man atrodo, kad atėjo arba grinai prieš karantiną, arba per, arba po. Bet, nu, jo, realiai komikai užkariavo YouTube. Jo, ir šiaip labai daug, nu, podcastai, žinoma, atsirado. Taip. Irgi per karantiną, jeigu neklystu. Jo. Tai daug padavė tos konkurencijos vadinamos, žinai, Lietuvą. O tai vat kur tu konkurenciją matai? Aš nepasakyčiau... Ar mes konkurentai? Ne. Ar tai mane žiūri kaip į konkurentą? Žinai, kada pradėjo konkurencija, šiaip įdomu, su Aurimu mes kažkada, Aurimas, kai buvo, man jis parašė, kai jis ten turėjo gal 500 subscriberių, gal 700. Tai nedaug, ne? Jo, ir aš neatsimenu, ką paklausė, bet aš jam atrašiau, žinai, mes tada kalbėjom, tada nufilmavom vieną videką pas mane, nufilmavom kitą videką pas mane. Taip for fun, jis ten į kariuomenę kvietė mano draugus, nieks net pažinau dar tada jo balsą, tai visai linksma buvo. Ir po to kažkuri kelionė iš Popilo, ten 2 kelionės, man atrodo, iš Popilo, viena, kur su Stonkum ten dar pakeliavo. Nu, taip važiavo ir atsiminus jau ten turi 20 000 ten subscriberių. Ir rašo man, jau toj tave aplenks. Ir aš matau, kaip jis nori, žinai, udega to. Ir kažkada man šiaip realiai yra sakęs. Sakau, žinai, seni, ir tada atsiminiau vieną mano draugo žodžius, kurį irgi aplenkiau kažkada, Butomis toks buvo, lenktynininkas. Atsiminiau jo žodžius, kad sako, man kaip tik geriau, kad tu mane aplenksi, nes mes vis tiek bendraujam. Tai tipo, jeigu tu ten, žinai, nenustumsi manęs iš šono, mes toliau kursim kartu ir man gerai, žinai, dvigubas exposure. Sakykime, pas tave gal atsirandu kartais, žinai, tu pas mane, tai net geriau už to. Kartu tas augimas vis tiek yra kažkiek paprastesnis, žinai, ar pastebėjimas. Tai visada yra gerai kolebinti, lygiai taip pat, kaip mes dabar tą darom, žinai, taip. Kažkas iš tavo pusės pamatys mane, kažkas iš mano pusės gal pamatys tą. Tai aišku, jo. Ir ypač iš tavo. Nu, žinai, čia sunku pasakyti, bet esmė ta, kad gerai, aš nemanau, kad yra ta konkurencija, vis tiek tu žmogaus laiko gal netimsi tiek, kad jis spėtų viską pažiūrėti, ypač jūs podcastai. Nu, jūsų podcastai, žinai, po 2-3 valandas būna kartais ir žmogus neturi tiek dienoj laiko, vis tiek visi tą patį VTB pažiūri, vis tiek visi nori pažiūrėti gal dar kažkokį, kas patinka. Aš asmeniškai ten, žinai, kokį žaidimo balso podcastą pažiūriu, man įdomu ir nelieka to laiko. Skirti. Tai vat podcastai gali konkuruoti, bet videkai, kur kuria po 10-20 minučių, tai jau sunkiau truputį, aš manau. Tai tu esi toks YouTube'o pionierius, pavadinkime, ne? Pionierius tai yra, kad startavai vienas iš pirmųjų, kuris atrado šitą YouTube'ą Lietuvoje būtent. Ne. Nu vis tiek, netgi Aurimas iki tavęs, galim sakyti, buvo, ne? Ta prasme, Aurimas po tavęs atėjo. Aš galiu sakyti, kad aš pradėjau YouTube'ą daryti angliškai, nes aš prieš tai turėjau anglišką kanalą, kai dar nebuvo, žinai, Lietuvoje to, kad nėjo tas YouTube'as. Aš kai pradėjau lietuviškai, tai jau buvo įsivažiavęs ten Antanas, Andrius buvo įsivažiavęs, Vaidotas lygiai tas pats, Edvinas įsivažiavo ir pabėgo, žinai. Tai jo, jisai YouTube buvo daug YouTuberių, bet kai aš pradėjau angliškai kurt, tuo metu aš žinau, kas kūrė tą lietuvišką YouTube. Bet tuo mačiu ir nesidomėjau, man labai įdomu buvo, aš buvau susikoncentravęs į tą užsienio rinką, sakykime, į kurią neįsprūdau ir viskas. Ir ką, ir nusprendai, kad darysiu viską lietuviškai? Ten ilgas procesas buvo iš tikrųjų, aš nuo 2011, sakykime, iki 2016 gal ten pastoviai kūriau kažką angliškai, kažką įkeldavau, nesąmonės, aišku, žinai, aš pat pagalvočiau, nežiūrėčiau tokių videkų. Bet tada buvo etapas, kai nelabai kūriau YouTube'ą ir tada Instagramą pradėjau kažkaip kažkokius, nežinau, tiesiog įvairius dalykus daryti, šūdus tokius kelt ir gerai su savo bičiuliu tokiu Adomu, kuris man sako, buvo kilus idėja, kad suslidam pravaryti pro Laisvės alėją, žodžiu. Ir aš taip panorėjau padaryti tiesiog Instagramo videką kažkokį. Ir sakau, ten, jeigu surinku tiek followų, tai padarysiu Instagramo videką. Adomas man tas bičiulis sako, YouTube padaryk. Labai keista, man buvo pradėti naujo kanalą, čia kur tas lietuvišką daryti, dar kažką. Ir, nu gerai, pizdu. Padarysim. Ir tada, sakau, surinku tiek followų, ten pasidalino Antanas, kiti dar influenceriai, tuo metu, žinai, niekam nebuvo
gopštu, ar kaip čia pasakyti, Gaila. nes jo, niekam nebuvo gaila tuo metu, žinai, dabar gal kažkiek, kai daug atsirado tų žmonių, kurie kažką bando sugalvoti naujo, kažką tam padaryti, tai jau pagalvotum kelis kartus tikrai, ar nori tam persidalinti kažkuo, kad pažiūrėt, ką apie tą žmonės mano ir panašiai. Tai va, tai kėliau tą videką. Aš labai gerai atsimenu, mano pirmi 3 videkai kaip ėjo. Tai pirmas tas videkas ėjo 5000 per parą peržiūrų, antras ėjo 10 000, trečias ėjo 15 000 per parą, atsimenu. Good start, ne? Jo, buvo taip labai gerai. Ir po to, sakykime, jau kai pasiekėm kokius 20-25, tai va ten ir sustojom. Tai netgi, sakyčiau, iki šios dienos man visą laiką būna pirma para, tai kažkur 20-25. Nebent labai gerai paėjęs videkas, tai tokių būna, tai 3-5 kem, žinai, sakyčiau, pirma para. Festų video, va, atsimenu, irgi ten per pirmą parą gan daug gavo. Kuris? Festivalių, kur jo iš vasaros festus apžvelgiau. Tai jo, būna tokių videokų, kur, sakykime, 3-5 kem per parą. Ir tu džiaugies? Jo, man faktas. Aš ir 20, žinai, džiaugias, Nes daug. Jo, šiaip pagalvojus. Jo, daug. Čia 1%. Šalies. Ai, netgi taip. Galim ir taip. Na jo, galima. Aišku, žinai, bet aš negaliu nesilyginti. Nes lietuvė kalbių nedaug, ta prasme, amerikietis ar japonas negali žiūrėti tavo kontentą. Jo, tiesa. Stengiuosi, atsakau, nesilyginti, nes šiaip atkreipiu dėmesį, pažiūriu, kaip kitiems, žinai, eina per parą. Tai aš mačiau, žinai, kad irgi, ar komikam ten ar akam, žinai, būna ten nuo PM iki 100 tame tarpe, žinai, sukrenta. Bet aš matau, kad, aš nepasiekęs, žinai, to lygio, tai aš kažkaip ir patenkinta savo tam 2 PM ratuke. O tai ką tavo draugai ir šeima sako, ta prasme, tau dabar tik tai 20 kiek? 25 jau. Jau, ne. Tai tu pradėjai YouTube dar iki 18. Jo. Nuo 2011, tai kiek man buvo? 13. 13 metų. Jo, realiai. Tai ką tau sako 13-mečiai, 15-mečiai, tu YouTube kraštais, ką tau sako mokytojai, draugai, šeimos nariai? Mokytojai, nežinau, ar žinojo. Jie žinojo, kad aš ten pafilmuodavau mokyklos projektus, tai ten, šaunuolis, Lukai, šaunu, gražiai pafilmai, kažką padarai. Tuo metu. Tėvai žiauriai šiaip palaikė. Tai va, tas žiauriai palaikė, tai va, kamerą aš nepadovanau 2012. Kiekvieną video aš ten nerodydavau jam, nebūdavo, kad pripuodavo, ką man. Bet pamatydavo, iš kelionės susukdavau videkus, mes tėčiau, kai varydom slidinėt vis, tai jam patikdavo, žinai, pažiūrėti, prisimint. Aišku, mes ten su pusbroliu kažkokį videką buvom nufilmuoję, po to per projektorių net rodėm, kai močiutas buvo atvažiavęs ir sako, kažkas čia blėt pasakė, žinai, žiūrėk dabar. Per televizorių. Jo, vos ne, tai tokia, okei, nusiraminsim, žinai, gal nebekursim taip. O klasiokai, aš dabar galvoju, žinai, gal būdavo tas, kad pasišaipydavo kažkiek, atsimenu, toks Simonas mėgdavo, žinai, pasipizdavoti, priklauso, ką įkeldavau. Bet iš esmės kažkaip pas mane nebūdavo, kad labai tam tie bullies didelį klasį būdavo, tai labai ramiai, sakyčiau, su ją. Ir šiaip sakau, darimas tai užsienio rinkai, žinai, kur ten susirinkši, žinai, ar PM, ar 500 tu peržiūrė, tai tu net negalvoji daug, kad ten impactinsi kažką labai. Bet tu be abejo impactinai žmonės, tai kaip manai, koks tavo, kaip sakai, impactas, ar kokį pėdsaką tu kol kas palieki savo žiūrovų galvose, kurie tave seka jau daug metų? Net nežinau. Pozityvą? Pastovų tokį? Gal, aš tikiuosi. Aš va čia iš savo pusės sakau, žinai, tai jo, man tas labai krenta. Aš tikiuosi, kad linksmi video, ta prasme, kad pozityvus linksmi video. Galvoju, kad kažkiek dar, pas mane gal miksas būtų tas linksmi ir to gal informatyvus. Dar ekstremas irgi čia mes taip žiūrėjom, dar pas tas ekstremo faktorius yra, kad tu kartais eini į tas kelionės didžiulės, ten piškom iš Vilniaus į Klaipėdą, ne? Tai jo, tai sakyčiau toksai gal, kai būtų tas pats iššūkis, žinai, kur pasižiūrėt, kaip žmogus ar kankinas, ar kaip jiems sekas, tada pozityvas, nes Aurimas, sakyčiau, didesnis už mane, optimistas, atsiprašau, bet aš pakankamai irgi optimistas esu. Ir informacinis toks, kur, sakyčiau, tie Halloweeno videkai ar festivalių, ar tą patį dabar apie filmą pašnekėjom, kažką įkeliam, žinai, su Aurimu. Aš šiaip apžvalgas darai filmą, ne? Jo, tai tos informacijos, žinai, sutikiu. Šiaip labai man, kas turbūt patinka iš tokio hobos pusės, tai žiūrėti filmus.
grind žaidimus. Ir serialus kažkaip tingiu kartais prisivest, nes labai daug laiko reikia, tai pasakyčiau tie du, ir kur aš stengiuosi, žinai, spausti irgi turinio iš to, žinai, padaryti, kuo daugiau informacijos suteikti. Nu ir plus dar tą, ką pats darai, kažkaip pernešti YouTube ir dar iš to uždirbti kažko, ar ten peržiūro ar pinigų. Aš irgi taip galvoju, žinai, irgi, kai su kom šnekėt, aš kartais galvoju, pašnekėsiu, aš pakviesiu šefą kokį iš restorano, nes esu dirbęs. Ir mes tam temom šnekam. Aš nežaidžiu žaidimų, nežiūriu labai ten filmų ir serialų jo, bet irgi labai populiarios temos, ta prasme, kas matau, kad YouTube, ne tik tu, bet ir užsieniečiai, žinai, šneka, daro ir ten žmonės žiūri ir panašiai. Po to kur nors išgirsti kokį, žinai, pokalbį ten restorane ar kur nors ten šneka, žinai, ar tu žiūrėjai ten tą sezoną 3, epizod 2. Nu, čia jau yra maksimum lygis, kur aš gyvenime net nenoriu lysti, žinai, kur jau šneki skaičiais ir, žinai, apie serialą. Tai ką tu manai apie visą šitą attention economy, kaip jie vadina Amerikoje, bet ta prasme, kad ir žaidimai, ir serialai, ir filmai, ir tie patys podcastai, YouTube video, visi nori pritraukti dėmesį žmogaus. Be abejo, filmai ir serialai ir žaidimai tavo dėmesį pritraukia. Nu ir ne tik tavo, žinai. Tai, bet tu tą patį darai YouTube irgi, nu iš dalies. Kaip tu žiūri va šitą visą dėmesį? Gerai, blogai, ne gerai? Nu, gerai, turbūt. Nu, vis tiek visos kompanijos, įmonės turi sugalvoti, kaip atkreipti žmogaus dėmesį. Bet kuri reklama, žinai, miest. Marketingų darbas. Jo, čia visiškai marketingas ir dabar ten jos yra tiek daug, kad tau vis reikia sugalvoti, kaip jie labiau, žinai, perlips. Tai čia, sakykime, ta pati konkurencija yra tarp įmonių, kurie bando nupirkti žiūrovo laiką, kad jis pažiūrėtų tą reklamą ar pažiūrėtų tą filmą. Tai nu, aš tai prisitaikęs prie to, aš negalvoju kažkaip apie tai per daug, ką aš manau. Žinau, kad yra, žinau, kas mano dėmesį atkreipia, tai tiesiog ir gyvenu tas tam, žinai. O vat irgi apie tą dėmesio atkreipimą, populiarumą ir panašiai, tu jauti praradęs anonimiškumą, kai pradėjai YouTube, kad kažką praradai visgi. Ta prasme, tavęs net pažinti yra labai sunku. Tu turi tavęs, žinai, nežinoti ten YouTube'ai. Bet žinai, jeigu vieną video pasižiūri, tai tave gatvė atpažinti, manau, lengva. Šiaip tai toks pat. Vilniui gan ramu. Nepasakyčiau, kad prie manęs labai dažnai prieina kažkas, bet aš gal pats nelabai dažnai einu. Bet jauti atpažįstamumą. Nebūnai, kad prieina, bet atpažįstamumo faktorius mažai. O Kaune? Kaune labiau. Bet šiaip bandėm galvoti. Ne, Kaune? Nu, nežinau, šiaip bandėm apie tai galvoti, kažkaip kalbėjom, kad Vilniui gal daugiau tų užsieniečių, žinai, rusų tų pačių privažiavę, Lenkų, tai Kaune toksai atrodo... Tik lietuviai. Jo, toks lietuvių, žinai, visa bendruomenė. Tai jo, Kaune kažkaip į Akropolį sunkiau nueiti negu, sakykime, Vilniui. Bet būna ir Vilniui. Ir aš šiaip nekartą susakęs, kad man... Nelabai man patinka, žinok, tas populiarumas, kad mane atpažįsta, nes pas labai stokina, ypač kai stokina, žinai, žiūri, nieko tau nesako, bet taip nužudo žvilgsniu tiesiog. Tai ką tu? Ką aš matau, kad žiūri, atkreipdėsi ir priklauso nuo situacijos, nuo kaip jaučiuosi, bet arba aš lygiai taip pat žudau su savo žvilgsniu, arba visiškai ignoruoju tiesiog. Tai esi turėjęs tų tokių betlų, ne? Jo. Ir dažniausiai tai jaunimas, vis tiek būna jaunimas toksai, kur... Jaunesni už tave? Jo, faktas. Vyresni žmonės šiaip mažiau linkę prieiti, jie atpažįsta, jiem gan normalu yra, kaip ir man pačiam, žinai, kur, jo, fainai pamatėjai, pasakysi kažkam, kad matei gal, bet neprašysi fotinės, atrodysi, galvoju, kaip duchas atrodysi, žinai. Tai dažniausiai pasitaiko vyresnių, sakykime, kai filmavau Bardakę, žinai, vis prieina kažkas, tai į Kaušę jau lengviau, žinai, yra prieiti. Bet pasitaiko ir tokių variantų, šiaip neseniausiai buvo prieš savaitę gal kolonėliai buvau, tiesiog Circle K, man atrodo, prie moteris kažkokią, nežinau, gal net vyresnė už mane, sunku pasakyti iš tikrųjų, bet sako, taip be jokio konteksto, sako, jei ką tave netiko, kai žiūri, žinok, aš labai tave žiūriu. Ir viskas. Tik tiek ir pasakė, ačiū, okei. Ir tu viską, ir tu įsimeni, žinai, tą frazę. Jo, nu, tai pasitaiko, bet aš tikrai nesusakau vienas iš didžiausių, žinai, tai man dar tikrai netai blogai kaip kitiem. O kaip Aurimas, pavyzdžiui, tu jo draugas esi, ne? Ta prasme, bendrautis. Tai blogai. Ta prasme, jo, kaip jam? Dabar ypač, ypač dabar, ta prasme, kai filmas vyksta, vis kita.
Nu, kosmosas, žinai, aš suprantu jį, matau, kaip jiems sekas ir, nu, gaila. Ne, nu, iš esmės čia tu sumoki, tu už tai sumoki, nes tavo dėmesys fanams tai yra, kas tau ir leidžia gyventi iš to, aš taip galvoju. Tai čia tikrai yra normalu ir suprantu jį, nes lygiai taip pat, kai aš, sakykime, buvau tarp vaikų, 2019 kokiais, kai ten buvo festai, aš nuvarėdavau ir, nu, ta prasme, aš neturėdavau minutės net pabėgti nuo jų. Nu, visiškas kosmosas, tu atiduodi visą save, žinai, ir matai, kaip... ką, šnekėdamas su fanais... Jo, nu, visi nusifotkinti nori ir ta eilė belė kokia kitos, ir tu nematai galą, vis pribėga, kažkas pamato kiti, kad fotkinas, o reikia su jo nusifotkinti, žinai, ypač iš jaunimo. Tai labai iškrauna tave, sakykime, šitas. Bet sakau, va, čia tokia darbo dalia yra dalis, kurią atlieki. Tai Aurimui dabar per tą patį bumą, tai... Nu, stipriai, aš manau. Ypač gal sunkiausia yra, kai, žinai, tu daraisi darbus ir kai kai tave atpažįsta ir bando tave pakalbinti, nusifotkinti su tam, kai tu nelabai gali. Tai va, sakykime, man būna per renginius, jeigu kažką, žinai, filmuoju ir noriu nusifotkinti ir matau, kad man svarbu kadrą reikia paimti ir tu turi sakyti, biškai dabar palauk, negali, žinai. Tai lygiai taip pat Aurimui, žinai, jeigu jis prie valties ten kai tvarkėsi, žmonės tiesiog laukia, kol galės su juo nusifotkinti vos neįlūtai, žinai. Nu tai, va, šitas tai toks, bet ir gyveni su to. Ar verta, ta prasme, siekti to ir ta prasme, kaip tai... Tai va, ar verta tau, Lukai? Jo, va, tu matai Aurimą, tu matai save, tu Aurimą atsimeni, kai jo dar nieks net pažindavo ir panašiai, ne? Tai čia visiškai kitoks gyvenimas, ta prasme, ir jam, ir tau. Aurimas daug keliauja, tai per kelionės jo vis tiek nelabai kas trukdo. Jo. Tai Naujoje Zelandijoje jo net pažins greičiausiai niekas. Nu jo, tai jis turės dar 6,5 metų, žinai. Tai jis kompensuoja tą. Aš jį pakankamai daug sėdžiu namie. No. Tai retai kur tipo išeinu, bet kai reikia tik tai, arba kai susitikti su kokiu draugu, tai sakyčiau, kad man irgi gan ramu nuo to. Tai sakyčiau, kad jo, verta, bet jeigu tu turi tokį gyvenimą, kur pastoviai going outinė, žinai, į miestą varai, į klubasikus ir, sakykime, jeigu dar tokia situacija, kad tau nepatinka tas dėmesys, kai tave atpažįsta, tada va čia jau kabliukas. Nes, pavyzdžiui, Antanas, mano draugelis, buvo čia. Tai jisai yra tas, kur belia kaip mėgsta going outin, žinai, klubai panašiai, bet jam ir patinka tas dėmesys. Tai čia jau kitas reikalas, žinai. Tai vat, reikia atsižvelgti šitą. Vat įdomu būtų, žinai, paklausti to pačio, nežinau, matei tą White Balaclavą. Tai vat bičiukas, kuris savo veidą nerodo, vat įdomu, kaip jam seka, žinai, kuris jisai dabar auga, jis jau neblogą startą turės ir įdomu bus pažiūrėti, taip, sunku net pagalvoti, kad jis nusiema tiesiog kaukę ir gali išeiti ir jo nieks net pažins. Striukė nusiema dar, jo. Tai vat... Tai tu gal čia? Ne. Tai jis dar neparodė savo veidą? Ne. Bet aš manau, kad žino, nes jis pakankamai, nu, jis turi 2 operatorius, tai tikrai kažkas prasišnekėjo kažkam, nu, tai yra žmonių, kurie žino. Per rajono kunigas sakė, finansuoja. Mačiau tokį komentarą. Nieko nežinau. Komentaras tik buvo. Aš pažiūriu jo videkus, bet per daug nesigilinu. Tai šiaip įdomu, kaip žmogui seksis. Šiaip cool, pirmas toks, sakyčiau, anonimiškas, kur bando išlikti, bet ir to pačiu daryti kietą kontentą, žinai. Jo, va, anonimiškumą išlaikyti ir būti populiaru irgi. Ir mes, man atrodo, lietuvis yra vienas toks šiai. Ai, jo, žinau, tas, kur ne parkūrina, bet laipė. Jo, Crazy Guy ten tas, kaip ten sako, ten Daredevil, ar kaip ten sako? Daredevil, kur tipo be baimis? Kažkas tokio, kur į konstrukcijas laipė panašiai. Tai irgi pasirodo, turi ten apie 1 milijoną subscriberių, tai apie irgi lietuvis, kaunietis, tipo irgi grubiai tariant, nu va, kažkiek išlaikė tą anonimiškumą, iki kol vienam lietuviui nepasakė ir tas, žinai, ir taip ir visi dabar žino daug. Jo. Vat kalbant iš finansinės pusės, sakykime, kaip apsimokėtų daryti YouTube? Tai kurti vaikams turinį, nes realiai labai daug pinigų užsidirba tie kanalai, kur tiesiog žaislų apžvalgas, žinai, kelia, ar ten kokios irgi durnus tas video, kur mes niekada nežiūrėtum. Ir kažkada kalbėjom, kad sakom, nu tie kanalai belia kiek užsidirba. Tai vat jeigu mes tiesiog panaudotume savo rankas, pasidarytume foną, muzikėlę, kažką ir kurti vat užsienį tokį turinį būtų galima, tai šiaip sakytume, kad jeigu paima, tai čia vos ne tavo income yra ir tau tiesiog vat, kartais nuo karto ten kokį žaislų kažnai apžvalgi. Ir vaikai žiūri tokius video ir tai vienas iš tų turtingiausių youtuberių tai yra tas Ryan
Toys ar kažkas tokio, kur jisai, Mr. Beastas jau dabar daugiau, bet, sakykime, jis lenkia daugumą youtuberių labai ilgą laiką, vien tik iš to, kad jo mama jį filmuodavo, kaip jis ten žaislus ten unboxing ar kažkas tokio. Tai ar tave domintų va taip? Dabar ten buvo toks hipotetinis, kalbėjom, tiesiog kaip būtų apsimoka finansiškai būti YouTube'ai. Tai kaip tau sekas nepalūžti tiek daug metų? Pas mane, sakykime, dabar labai daug sunkasi minčių, bet esmė tokia, kad aš gal per daug negalvoju apie tos pinigus. Pas mane jie vis atsiranda galimybė, ateina, pasiemi, bet niekada nesėdžiu taip ir galvoju, kaip dabar užsidirbti iki sekančius pinigus, žinai. Ne? Ir niekad va taip, ne? Jo, kažkaip aš nesu pakankamai ten labai, kad išlaidus būčiau. Visą laiką turiu toksai black day, tai juodai dienai, žinai, atsidėjęs, kurie greičiausiai išeis, kai norėsi savo būstą jau, žinai, pirmą įnašą darytis. Bet šiaip pagrindė pinigai pas tave paskutinius 10 metų iš YouTube'o, per YouTube'o, iš va tokių projektų, filmavimai. YouTube'as tai priklauso nuo kiek videkų įkeli ir panašiai, bet, ten toks, sakykime, pastovus, ten keli šimtai, žinai, eurų tiesiog ateina. Tai čia nieko. Jo, tai padeda. Bet tu filmuoji dar renginius, ne? Aš filmuoju, jo, realiai, jeigu man užklausa pareina kažkokia, aš įsivertinu, ar apsimoka, ar aš noriu, nes dabar jau, kur galiu savo sakyti, maždaug noriu, nenoriu daryti, ir tada, jo, nufilmuoju, jeigu reikia sumontuoju kažką, bet pasitaiko tokių. Tai, sakykime, didžiausia, aišku, finansai man dabar buvo su FIFA, kai atsirado šitai, kad išvarau į tą World Cupą, žinai, filmuoti, ar į Women's tą irgi Cupą išvaryti Zelandiją, tai jo, sakykime, mėnesį athujarini ir, užsidirbi pinigų ir gali ramiau jaustis ir tada gali savo gal atsipildot labiau kūrybai tą išleisti visą YouTube. Tai šitas aišku, kad padeda, bet čia ta pati galimybė, žinai, atsiradus, kur vieną kartą tiesiog užteko kažkur pabūt, pasisekė, laiku vietoje, dar turėjai pakankamai daug žinių ties tom ir galėjai patekti. Tai tokie renginiai, sakau, vieną kartą į metus įvyksta, tai šiais metais irgi bus Uzbekistane, žiūrėsim, paims mane, nepaims, niekada nesižadu nieko. Tai filmmakeri? Jo, realiai aš ten pafilmuoju ir montuoju. Ir dar sumoka? Jo, tai Uzbekistane, aš visą sako, tai varysi, sakau, nežinau, ir greičiausiai sužinosiu mėnesį prieš kokį tik tai. O kas bus Uzbekistane? Futsalas. 24 futsalas bus dabar. Tai va, žiūrėsim. Tai tokie faini, kad yra kartą į metus, nes... Ir kaip nepalūž, tai kartą į metus čia labai gali, čia neskamba, žinai, oficiniam dabar, tai čia skamba labai nesaugus planas, žinai, tai strategija čia, nes... Bet gerai, visų kitų tuo metu aš tiesiog darau videkus YouTube'ai, iš kurių kažkiek gaunu pajamų iš pačio YouTube'ės ir gaunu gal užsakymą kokį tam vestuvės. Aš suprantu, kad čia toks kaip ratas einantis, kad bet vėlgi pastovumo skamba nulis. Aš tarasme, ne, šiaip ypač su Aurimo filmu, sakykim dabar, man labai nepatinka, kai man sumoka žmonės prieš, ne? Ir Aurimas man sumokėjo jau prieš metus už filmą patį. Ir aš... Tai 100% Amerikoje, žinai. Tai Amerika, tai beveik kiek kainavo, ten aš buvau vasarą, bet esmė tokia, kad vis tiek yra kažkoks toks viduj dalykas, kur tu jauti, kad tu paskutinius kelis mėnesius, for free, žinai, darbai. Nes kai tu gauni pinigus prieš, atliekant darbą, tai visą laiką tas yra. Tai, šitas, žinai, toksai, kur dabar paskutinius mėnesius, ką aš dirbau, žinai, tiesiog gyvenau už tų pinigų, kur turėjau prieš tai. Padarydavau ten kokią, jeigu reklamkę, žinai, ar kažką, tai jo, kažkiek papildomai gaudavai, bet niekur palyginu, žinau, iš to, kad... O tugi galėjai irgi su Aurimu sutarti, kad ten, tipo, kiek parduosim bilietų, ten... Galėjau, bet ar aš taip darau, ne? Jo. Ne. O kaip manai, kol kas, kaip ateina bilietų pardavimai? Aš žinau, kaip eina. Labai gerai. Labai gerai. Jo, ir čia fainai, žinai, tipo, Aurimu tai labai gerai. Aha. Jo, niekada jam atsipirkti 100%, žinai. A, ne? Jo, ten gerai jam eina. Aš buvau seanse sekmadienio rytą. 11:30, tokį tipo galvoju, kai nedaug žmonių bus, žinai. Tai, ką žinau, ten buvo vis tiek apie 150, žinai, žmonių, apie 200 žmonių toj salėj, Vingio parke. Tai aš taip plius minus primečiau, žinai, 200, visi po pitačioką, žinai. Taip štuka, kiek čia. Ne, matai, galima labai norint, tai yra jau internete ta informacija, vis tiek, kiek bilietų yra parduota, sakykime. Tai palyginsi Forum Cinema, pridėsi plius minus vos ne tiek pat iš kitų
Nes taigi daug, ten kino teatrai, multikino, cinamonas, baltas kinas irgi važinėja po kiekvieną Varėnos, ten, ta prasme, visų miestelių vos neturi po kažkokio Romuvos. Daug kino teatrai yra. Tai gerai eina labai Lietuvoje, aš tai tikrai džiaugiuosi, nes toks kaip man į gerą portfolio, žinai, vis tiek eina. Ir prisimenu... Ar čia tavo pirmas darbas į kino teatrus? Jo. Tai toks... Sveikim. Jo, ačiū, bet ir tavo čia, žinai, kručiauriai baisu buvo. Nes... O kodėl baisu? Šiaip, nežinau, nes YouTuberis, žinai, daro filmą. Ir aš labai gerai atsimenu, lygiai tas pats buvo per, kalbam visų draugeliais, per podcastą buvo VTP su Stonkum. Ir su Aurimu jie kalbėjo prieš kelionę ir Stonkus klausė, žinai, sako, kas montuos filmą tau? Ir Stonkus žinojo mane, mes taip esame bendavę prieš tai kažkiek. Ir Aurimas sako, Česka montuos, čia Stovas. Ir Stonkus sako, kas? Čia Stovas montuos, taip. Matus toks, tipo, YouTuberis montuos, žinai, toks yra kažkiek, tas pasivač. Tai jo, tas prieš ir... Nepatikimai, tipo. Aš galvoju, aš nežinau, kaip iš tikrųjų sureagavo, bet toks taip pasirodė tuo metu. Tai vat buvo šitas gal nejaukų, nes vis tiek spaudimas. Ta prasme, pagalvojus, kiek Lietuvos pamatys. Visi žino. Na ir toks džiaugas, kad paėjo, būtų nepaėjęs. Ką žinau, kaip būtų toliau, žinai. Nu, tada visi ir kaltintų Aurimą, jau čia jeigu būtų nepaėję. Sunku pasakyti irgi. O ką reiškia nepaėję? Tai tu, ta prasme, vis tiek galų gale jūs ir su Aurimu jaučiu, peržiūrėtą filmą milijoną kartų, ne, prieš paleidžiant. Kas ten gali nepaeiti, kad žmonės nepatenkinti būtų? Mes iki pat paskutinės dienos realiai nematėm, kaip žiūri filmą žmogus, kuris, sakykime, nesidomi kinu ar kadruotėm ar garsu ar panašiai. Tai va čia tas buvo riskiai dalykas, kad mums reikėjo pamatyti žmogaus reakciją. Tikro kliento, sakykime. Jo, kliento reakciją. Tai jūs ir pamatėte jau čia per premjerą? Realiai žiūrėjom premjeros dieną ryte su reporteriais, kurie ten rašė straipsnius po to. Žurnalistai šitais. Tai va, tada pamatėm reakcijas pirmas. Ir tada jau buvo toks, turėtų būti gerai, bet jų ten daug buvo, 6 gal, žinai kokie. Tai viskas gal bus gerai, bet per premjerą, žiauriai geras jausmas yra, kur tu tiek laiko žiūrėjai tą filmą, tiek kartų peržiūrėjai, tau jau belia kaip nusibodęs yra, tau belia kaip neįdomas jis yra. Ir kai tu išgirsti, kaip žmonės juokiasi, tipo, per kažkokią sceną, žinai vis. Ir tu pagalvoji, geras, tipo, paskutinius 5 mėnesius, aš iš jo nežvengiu, nes man baisiai nusibodęs buvo, bet prisimenu, kaip pirmą kartą mačiau, gal irgi kažkiek, žinai, suprunkščiau vienas prie kompo. Tai smagu šitą buvo pamatyti, kaip žmonės pirmą kartą reaguoja aš, tikrai. Jo, tai va, iš tos pusės tikrai fainai. Aš manau, kad buvo vietų ne tik, kur pasijuokt buvo galima, bet ir kur netgi ten apsiašarot buvo galima, žinai. Tai to negalėjot pamatyti labai, žinai, bet tikrai buvo tokių vietų, kur man patiko labai, ta prasme, aš dokumentikų mėgėjas esu jau seniai. Šiaip filmų, sakau, nežiūriu, bet dokumentiką vis kartas nuo karto žvilgteriu, bet tai, kad čia buvo lietuvių darbas, tai, kad čia buvo tavo darbas iš vis su Aurimu. Tai man tai šis crazy, kada būtų čia sėdėjo, žinai, tai aš irgi ateinu į tą Vingio parką, žiūriu, Aurimas kartoninis ten toks stovi. Po to tie čiulpinukai Aurimo irgi išvengiam, žinai. Aš galvojau, tai bus Aurimo veidas ant tų čiulpinukų, bet jie ten tiesiog logotipas Aurimo veido, o čiulpinukai kaip čiulpinukai. Tu galvojam pačią čiulpinuką bus? Jo, aš pamačiau, galvoju, geras, bet, Aš irgi išvengiu ir aš mačiau, kad jų, ta prasme, išparduota buvo daug, tai ten dar gali pinigų ateiti, ne iš tokių? Jo, aš nežinau, žinai. Aš plius minus įsivaizduoju, plius minus žinau, bet aš nežinau tiksliai kiek. Tai sakai, pasakysi apie filmą, tai kaip tavo filmas šiaip? Gerai? Vietomis žvengiu, vietomis biškį susigraudinau, vietomis tikėjau, žinai, Aurimas buvo 2 kartus atėjęs prieš filmą, po filmą. Galvoju, nieko daug ten naujo jaučiu nepamatysiu, jau ar neišgirsiu, žinai. Visi tą patį mano kažkaip. Jo, bet tam ir esmė buvo tiesiog pamatyti porą vaizdų iš Atlanto, žinai, ten su delfinais tą vietą, kuris va čia pasako, žinai. Man tai iš vis buvo fainais. Man iš pradžių papasako, po to aš nuėjau, žinai, ir pamačiau tą viską vaizdiškai. Tai čia lygiai tas pats, kaip kokį nors filmą tau kažkas papasakotų, arba tu recenziją apie filmą persiskaitai, ir jeigu po to pažiūri, tai, man atrodo, kažko daugiau gauni. Tai aš šiaip, kad man sumokėt pinigus už ten dokumentiką ir filmą, tai labai retai būna. Ta prasme, žiauriai retai mane kino teatrai išvys, bet
Okay. Bet man patiko kaip užbaigė, nes aš jau buvau, va ten ir norėjau, kad užbaigtų. Nes aš dar galvau, žinai, jau kai baiginėjos, jis atplakė visą kitą, jį pasitinka ir va čia užbaigė filmą. Ir man asmeniškai patiko. Nes man jau buvo čia gana kiek laiko aš ten sėdėjau. Aš nežinau, kiek ten laiko jūs darė tą filmą, apie 90 minučių, 2 valandas, ne? 97 gaunas. Čia didelis klausimas, kaip priversti visus nenobodžiauti ir sėdėti vietose, ne? Jūs irgi jaučiu galvojat, ar daryti filmą 3 valandų, ar daryti 1 valandos filmą. Tai kaip jūs nusprendėt irgi, kiek tų minučių pasirinkti? Nes pagal mane buvo idealiai, nei daugiau man reikėjo, nei mažiau. Kažkaip aš turėjau nuovoką ir supratimą iš pat pradžių prieš pradedant filmą, kad noriu 1,5 valandos. Pirma filmo versija buvo 2 valandas 10. Va čia jau būtų per ilgai, man atrodo. Kažkas kažkur būtų. Tada mes bandėm prasikirpti 2 valandas 3. Ai, nežinau, ką daryti. Nesinori iškirpti. Jo, tada dar prasikirpėm, atsimenu, valandą 5-7. Bet jau viskas, nebežinau, ką kirpti. Atrodo, nieko nebeišmės. Tai nusinčiau savo irgi bičiuliam Baltas Media, pas kurios dirbau Kaune. Sakau, pažiūrėkit, jie ten pasikvietė ar dramaturgą, šiaip pati komanda prisėdo. Realiai gavom tokį, žinai, tekstuką messengeryje, nu, kad iš esmės šūdas. Nu, ne visai, bet toks, kur nelabai įdomu. Per daug šneka, okei. Per mažai gal įsijautimo kartu su Aurimu, okei. Ir pabaiga lieva, okei. Tai iš esmės tą pabaigą ir paliko. Pabaiga čia yra vis dar ta lievas variantas, tik jie žiūrėjo be muzikos, jie žiūrėjo be spalvų, tai gal tas, žinai, daug irgi duoda įtakos. Bet pats šitas filmo eiga, tai mes atsimenu susėdom su Aurimu. Aurimas tai šis žiauriai, sako, šnipštas, visiškas. Sako, nieko nesigaus. Ir realiai, jo, atvarė pas mane, jau pasigrūžinęs porą dienų, susėdam ryte ir iki tik nakties, 2 dienas iš eilės, ėjom per filmą ir tiesiog išiminėjom dalykus. Iš pradžių labai sunku buvo, noriu šitą palikti, nu tikrai reikia. Ir po to pradedi išimti ir jau toksai laisva ranka, jau po to, jau šitą išimam, kur galėtum jau filmo valandos padaryti, atrodo. Jo. Tai vat, nežinau, taip kažkaip ir susigavo. Tai tos trumpesnės versijos dar net nematė, man atrodo, tie, kur mums kritikas davė. Ir greičiausiai jos ir atrastų, nes nu, jis nėra tobulas. Aš pats 2 esminiai dalykai. Tai pabaiga, man jį per greit ateina, bet ir to pačiu iš Aurimo nelabai daug turėjo medžiagos, kur jis kuo toliau, to mažiau filmavo vis tiek. Žinai, jau kai ten lieka vis mažiau dienų, tai kažką vis pasako, tik tai ir viskas. Tai nebuvo iš ko net daryti per daug. Nebent feikint reikėtų, žinai, iš kažką iš anksčiau, bet irgi sunku. Nors buvo tokių vietų. Ir kitas dalykas, gal per daug iš esmės pats Aurimas. Vat, kad dramos nebuvo. Sakykime, jis labai viską paprastai, pozityviai žiūri, pas jį nėra ten, ką dabar darysiu, žinai. Aurimas tiesiog, tai čia, pizdu. Nelabai sunku jam atrodo ir gal tas kažkiek ir perstikė, kad jisai. Aš tikiuosi, kad pavyko pertikti, kad jam iš tikrųjų sunki kelionė, bet kad čia tiesiog vienam Aurimui nėra, jinai super sunki. Tai vat šitas buvo tricky part. Žinai, jis apsiverčia su valtim, sako, all good. Taip, važiuojam toliau. Kitas žmogus sakytų, pizdačia, žinai. Sėdėtų kajutį, gal dieną galvotų, kas dabar bus. Tai, jo. Jo, ir tą vietą aš atsimenu, ir ta vieta, aišku, tokia buvo, tu nematai nieko, nes ten nėra video, nes, nu, ta valtis apsiverti ir visą. Jo, ir tai buvo sunku šiaip ištraukti, sukovoti, kaip padaryti visai, bet kažkaip padarėm. Nu, tai ar tau pačiam sunkus projektas buvo? Labai tricky. Tai dokumentiniai filmai, realiai, kai tau duoda sumontuoti vaidybinį pagal skriptą kažkokį, nu tai tau duoda planą visą, parodo kaip ką daryti, vos ne žingsnis po žingsnio, kažkiek tavo inputo yra tame, o kai tau duoda va tokį ir dar tiesiog numeta tokį, tai įsivaizduok, tu esi drožėjas, kalvis, ne kalvis kaip tie skulptorius, tau duoda medžio gabalą, nu padaryk kažką. Ir tavo vaizduotė dabar, nu gerai, nuo ko čia pradėti, ką daryti, Donaldą kokį, nežinau, nu va taip, tiek minčių sukasi, taip sunku yra pradėti, sakykim, nes tau kažkokią viziją, žinai, reikia turėti. Tai ilgas procesas, sunkus, norėčiau daryti su daugiau kitą kartą žmonių, ne pats vienas, žinai, šitą apsimti. Bet, jo. Tai matai save kaip tolimesnį filmmakerį, dokumentų makerį, o gal vieną dieną ir filmų makerį, nu, realių filmų? Sakiau, kad norėčiau gyvenime dar. Šiaip idealu būtų, kad gyvenime pabandžiau sumontuoti kiekvieno žanro filmą.
Vieną siaubą, žinai, kokį vieną ten dramos, thrillerį, nu, tokį, žinai, būt. Bet dokumentinis, nu, su komanda labiau gal norėčiau, bet kad vienas taip apsimti kažką dokumentinį, sakytų, kažkas ten kopsiu ją įveresti, žinai, gal galėtum sumontuoti filmą. Nu, nežinau, žinai, pasirašyčiau. Na, man labai geri pinigai, bet tada sugalvočiau kažką ir komandą jau gal pasisamdyčiau. Tai kol kas dabar tai off, tavo pertrauka nuo to, o po to žiūrėsim. Nu jo, man dar keista buvo vis tiek filmą matyti Aurimo galvą per visą kino teatrą. Ką gali būti daugiau, žinai, kiek dar daugiau. Prizūminta, žinai. Ir nu jo. Tas buvo biškai juokinga. Ne, šiaip realiai labai patiko. Ir aš ir Aurimui išsiunčiu žinutę, mačiau, kad jis dabar Amerikoje, ne? Jo, Čikagoje. Tu pats nesisiūlė jam irgi daryti kartu kažkokį ten New Zealand content ar kažką tokio. Tavęs netraukė jo kelionės kaip draugo, kaip kolegos youtuberių. Ne, aš... Labiau namie prie kompo, ne? Ir ne tas, man fainai gal būtų, bet aš tiesiog žinau Aurimą ir žinau, kaip jam patinka vienam keliauti. Tu jį nervintum ir tu tą žinai, ne? Aš pilnai tikiu. Ir aš galvoju... Per daug šnek. Jo, kažkaip Aurimas šiaip įpratęs vienas keliauti, jam patinka, jam zaibys, nekartą yra tą patį sakęs ir aš net nesiūliu. Buvo, žinai, kai jo pirmos tos kelionės buvo, po tada, kai pažinom, kai jis važiavo dviračiu per Skandinaviją, tai su Adomu irgi sėdėjom, atsimenu, sakom, gal su mašina nulėkėm iki Aurimo, žinai, ten kažką sugalvosiu. Gal man pačiam su dviračiu pavažiuoti su jo truputį, žinai, gal videko kokį susuksim iš to. Bet jo, aš tą nepadarėm. Nes jūs darėt video, kur tu rašai, kad plauksi kartu su Aurimu, tai žinai, aš irgi žvengiu įsijungiu aš tą video, žinai, tai sunku buvo visgi tą valtį. Nu, matai, ten yra treniruotė, tai tu realiai pušini save iki maksimo, kaip Aurimas sakė, kad reikia priprasti prie to krūvio. Tai aš to krūvio ten gavau, nu ir jis sunkus yra. Aš neįsivaizduoju, žinai, kaip reikėtų ten belekiek valandų iš eilės ir klot. Nu, nes tu buvai pačioj valtį, ne? Tu sėdėjai, tu ir klavai, nu tai o tu neįsivaizduoji. Tai o jeigu įsivaizduotum, kaipgi reikėjo su tą pačią valtim perplaukti Atlantą. Ar įmanoma tau sėdint, ar buvo tau įmanoma, kad, nu, blėt, pasitreniruočiau ir galėčiau, taip, žinai? Šiaip įdomus dalykas, aš esu toks žmogus, kur, man be pasirašymo reikia pabandyti. Aš atrodo, galėčiau... Nu, pizdau, tai plauku, žinai, ką čia keroštis. Ir tada žiūrėčiau, kaip vienas, žinai, gal daugiau už to kontentą būt, nes pastebėjau, kad aš tą per Lietuvą jau, tai man nutrynė baisi kojas, dar, žinai, aš nedariau jokio pasirašymo. Tai pas mane toks gal spontaniškas labiau variantas, negu aš ten 4 mėnesius, žinai, treniruočiaus tam. Nu ir kaip buvo įjimas per Lietuvą? Ką skaudėjo po to? Šiaip man labai ilgai skaudėjo, kaip šitą? Čiurna? Šitą vietą, jo, kokius 2 mėnesius, žinau, gerus. Aš ten kažkaip ją atkaliau, kad man po to, ojoj, labai gerai jautės. Aha. Ja, tai ilgai skaudėjo tą vietą, o tie nutrynimai, tai dzin. Bet šitą vietą jaučiu tokia skaudžiausia, kur tu eini ir, nu, jauti, kad negerai kažkas ėjo. Jo, nes ten batas dar remiasi. Aš jau ten su pabučiais ten labai nesiremė, bet jo, jautės. O ką nors, pasisėmė iš tokio experience, apart contento ir video? Jo, šiaip, fainai praeit, kažkaip atrodo, dar norėčiau, žinai, gal kada praeit. Eitumą, ne? Jo, kažkaip pasilgst. Iš pradžių sakai, ne, viskas, bet po to yra kažkas to, kažkaip toks čilas, žinai, gal irgi, kad kai vienas, Vienas buvo, ne? Jo, vienas jau, žinai, tai didžiąją dalį dienos tiesiog žiūri ir galvoji, tiesiog kaip. Sutikai daug praeivių, kur nors ten tokį. Būdavo. Atpažino tave, kad tu čia, buvo. Sako, ką tu čia, kur tu eini maždaug. Bet dauguma tai buvo tokių, kurie jau jie matė per Instagramą, žinai, ir priveždavo ko nors, vandens ten kažkokią, dar kažką, pasisveikindavo tiesiog. Po to viena pikta mama, atsimenu, parašė, mano sūnus čia, jūs bando surasti, mes dabar važinėjom aplink kaimą, niekur jūs nerandom, gal galite atrašyti. Atsimenu, dar vėliau pamačiau, ten daug žinučių prirašė, po to rašau, nu jo, aš čia dar visai einu to keliu, po to privažiavo, sako, nu jau čia žinokit, jūsų ieškojom, galėtumėte ir atrašyti dažniau. Okei, žinai, nu. Ačiū, kad pasakot, aš gal ne visą žinutės ir tikrinu, bet iš esmės tai toks biški. Tai jo, teko sutik žmonių, teko ir paklaidžiat. Smagu. Tai patiko, kai pasiekei jūrą? Nes Ne. tiek didelis dalykas, nueiti per Lietuvą, ta prasme, čia big shit. Jo, bet man atrodo, kad dar ant video tą patį sakiau, kad nebuvo man to, čia jūra pasiekiau, wow. Ar einamo? Man labiau buvo, atsimenu,
porą mėnesių prieš variau pėsčiom nuo Vilniaus iki Kauno. Tiesiog, tipo, norėjom be sustojimo su draugu nuvaryti. Kiek laiko? Tai 20... Draugas nuėjo per 25, man atrodo. Dabar galvoju. Veikt. Per 5 ką? Valandas. Dabar, žinok, nesimenu. Nu tik ne minutės. Ne, minutės, valandas, jo. 25 valandas, ne? Nuo Vilniaus iki Kauno. Jo, kažkas tokia iki paros laiko. Jo, ir Samošė gėjo iki paros, jo. Tai jo, apie gal 24-25 ne. Aš likau pernakvoti, pamėgau ir ėjau toliau, tai man ten 35 gal kažkur buvo, žinai. Bet jo, tai va šitas buvo, atsimenu, man iki Kauno nueit per tą visą, sakykime, 2 dienas buvo daug sunkiau negu pasiekti jūrą, atrodo. Nes, tu ten jau pušini save iki galo. Tai per tą pačią dieną aš kiek ten sunku atsiminti iš tikrųjų, bet gal kažkiek šiam su viršum kilų, žinai, nueini. Ar kiek ten... man kad antrą dieną buvo likę 2,8 lyg tai nueit. Tai jeigu 90, tai sakykime apie šiam kilų, žinai, nueini per vieną dieną, tai jau šitas yra. Tai labai buvo, atsimenu, žiauriai geras jausmas buvo Kauną pasiekti, bet vat, po to karto, kai jau link jūros, man nebebuvo to. Tai daugiau neeitum, dar daugiau. Ne. Aš ir, žinok, jeigu eičiau kitą kartą iki jūros, eičiau po 20-30 dieną. Tikrai nespaušiu daugiau. Pilnai užtenka. Čia buvo didžiausias tavo, ekstremaliausias tavo žygis ar... Žygis, jo. Ar ekstremaliausia veikla, kurią esi daręs? Tu mačiau jaketą šokinėjai. Jo, smagu. Bet ten pakankamai neilgai, žinai. Bet super šalta, ne? Aš niekad jaketę visgi nešoku dar. Tai šiaip pareisim, nori kartu pamanyti. Nežinau, bet gal šiaip, draugelį įkalbinau irgi, tai sakė geras jausmas, irgi bijojo iš pradžių. Antaną šoko irgi mačiau. Aš šaltus dušus esu daręs ir darau. Jo, tai panašiai. Biškį ten pasikankini, pripranti, išlendi, gerą. Po to galūnės nejauti ten kokią 20 minučių pat. Smagu. Ne, fainas jausmas. Ir atrodo visą laiką, kai pradedu jaketę eiti, tai mažiau sergu. Dabar visada geriau jaučiuos daugiau, tai nežinau, ar čia tasai placebo, ar iš tikrųjų taip yra. Aš tai irgi girdėjau, kad tipo imuninė sistema gerėja. Jo. Tipo, kad dabar visi daktarai. O tai, o ką manai apie montavimą, kaip, aš, pavyzdžiui, pats dar nemontau nieko. Mhm. Ką manai apie montavimą, kad kitas žmogus montuoja tavo video? Aš tai už. Tik tai, šiaip įdomi, su tais montuotais yra. Turėjau 2 pastovius tokius montuotojus, abiejų vardai buvo Nojus. Prieš tai dar buvo Julius ten kambariokas, už kurį nuomos mokėdavau, kad jis man 2 dekus montuodavo per mėnesį. Bet buvo Nojus toks, kuris per savo eksus susipažinau, tai norėjau išmokti montuoti ir kaip tik su Antanu mes buvom pradėję ten gamingo kanalą vieną, tai davau jam savo laptopą, imk, išmok. Žinai, ten pasiklausdavo kažkas neaišku, bet ir išmoko montuoti. Iš pradžių ten papigiai darydavo, tas įdekas fainai viskas. Bet po to išauga, žinai, ten praėjo kažkiek laiko, jam jau atsibalo vis tiek tą patį, žinai, montuoti per tą patį. Jis pradėjo, žinau, kad TikTokus įmonėm daryti. Dabar Šri Lankoj sėdi. Nežinau, cool. Žinai, jis man atrodo ir montuoja ten TikTokus kažkam. Tada atsirado kitas Nojus, kurį nupizdinau iš Karolio, Eltų Republiko youtuberio. Mačiau, kažkada irgi patiko labai montažas, susiradau. Biškai brangesnis buvo, bet nepagailėdavau sumokėti, nes tikrai gerai dirbo. Tai pamontavo, pyst. Pradėjo montuoti užsieniečiai, žinai, ir, sakykime, 5 kartų daugiau gauna babkių negu už mano vieną videką, kurio ten irgi, žinai, kas savaitę dabar padaro. Irgi, žinai, jau net nemalonu jo prašyti yra, kad jisai tau sumontuotų kažką, nes žinai, kad tu jam neturėsi galimybės tiek sumokėti. Tai aš labai... Tai montuotojų darbas, tu tiki, kad jų reikės daugiau ir kad tai yra irgi gera galimybė žmonėm užsidirbti pinigus, sėdint Šri Lankoje ir dirbant. Ką manai apie karjerą kaip montuotoją, nes universitetuose apie tai nemanau, kad šneka per daug. Jų reikia pastoviai ir labai reikia tokių, kurie nori montuoti, kurie ne iš reikalo žinai tai daro, nes tie abu nuoj tokie ir buvo, kurie stengdavos ir gerai tikrai dirbdavo, bet kad kažkaip reikia ieškoti, žinai. Aš vėlgi, čia vienas iš tų variantų, kur kaip bizminas, ne? Aš tiesiog laukiu, kol kas nors parašys, sveikas, gal sumontuoti tavo video. Ir šiaip būna parašę tokie, ir aš tada sakau, atsiūs pavyzdžių, žinai, ką turi padaręs. Ir jie atsiunčia ten per CapCut'ą kokį sumontuotą ten editą. Tai, man nereikia videkų, žinai, kad sumontuotų. Šiaip dabar pastaruoju metu po Aurimo filmo vėl, žinai, atradau tą meilę, kad vėl patinka montuoti, tik tai nežinau kiek ilgam.
Žiūrėsim, nes pas mane būna žiauriai užknisa, tada nemontuoju, bet dabar jie yra. Kol kas montuoju. Žiūrėsim. Nu jo, pas mus irgi, aš irgi išbandžiau porą visokių video montuotojų, bet iš tiesų su vienu Paulium pagrindė dirbam, žinai. Linkėjimai, Pauliu. Linkėjimai Pauliui, jo, daug Paulių čia visur turim. Tai kur tavo laikas tada išeina daugiausiai, jeigu, sakykime, žaidimų? Jeigu nedarbui, tai jau žaidimai jaučiu. Kokie žaidimai? Aš žaidžiu, kas išeina. Taip, ant PlayStation, Story Games, kas išeina, tai sakykime dabar... GTA populiarus išeis siūna, ne? Kitais metais. Tai žaisi. Jo. Mėgins tikrai. Jo, ir čia bus Twitch kontentas greičiausia, ne? Jo, aš matai pradėjau dabar YouTube darytos videkus, kaip užsienį daro platinų rinkimus. Aš toks biškai visada turėjau OCD, kai pas mane nėra žaidimas kompletintas pilnai ir aš darydavau tą per kompą, bet dabar pradėjau PlayStation daryti, kur tu susirenki visus achievementus, žinai. Tai tam būna, tarkim, praeikant sunkiausio nenumiręs. Nu, pavyzdys, čia būtų sunkus achievementas, žinai. Tai ir aš biškai toks esu, kur mazochistas, kur mėgstu save pakankinti, ten kelias valandas prie vienos vietos prasiknisti, kad iki galo padaryti ir žinot, kad padariau. O kokio tipo žaidimai, tada žanras? Tai va, sakau, viską, kas išeina, single playeriai labiau. Nu, taip pat tokie, kur va, išeitų, žinai, naujas Assassin's Creed'as, tikrai esi girdėjęs per gyvenimą. Esu girdėjęs tikrai. Nu, tai va tokie. Bet nežinau, kas būtų... Išeina, žinai, The Last of Us serialas. Nu, bet serialas, kai nežiūri. The Last of Us serialas yra, va, tai žaidimas buvo toks išėjęs, tai va, tą, žinai, pražais. Tai taip, kas yra top AAA ir kartais įtraukė top AAA, tai ten, kur high budget būna tie žaidimai, kur padaryti didelių studijų, tai tokius ir pražaidė. O šiaip, tai viską. Aš tai jos vadinu, ką žinau, strateginė, ar kaip jie ten vadina? Ne, čia tokia open world gautųsi. RPG role playing, nes tu už kažką žaidži, tai tu esi tų laikų, tarkim, egiptietis. Ir open worldas, kad tu, žinai, ten, tarkim, naršai ir ieškai ir darai misijas ir side questus. Ir... Tai žiauriai kablioja. Man kabliuoja pati ta mintis, kad aš noriu vis pasivyti šių dienų žaidimus, ko aš tengiuosi vis daryti, bet aš tiek nepraturiu laiko, ypač kai aš dar noriu juos pabaigti pilnai padaryti ten viską, kur aš nepasivyju, žinai, tendencijų. Ir toksai, kur, nu va, 24 metais gal šiais mažiau žaidimus spėsiu praeiti tos, kur visus nepraėjau, žinai. Tai kabliuoja, bet ir to pačiu toks man kaip filmai sueina jie, taip pat, žinai. Aš kaip kai kurias žaidimus, kur tiesiog pasirinkimus daryti žaidžiu. Ir tai man smagiai sueina, žinai. Ja, tai va. Tai va ir draugė lygiai tą patį turi hobby, tik tai labiau competitive žaidžia žaidimus. Toks, pavyzdžiui. Valorantas, žinai. Įsivaizduoju kaip CS'as su magijom. Su kom? Su magijom. Kas dar tada pavardink? Žaidimą pavardint. Aha, kokius tikiesi, kokius žaidži? Kokiu tikiuosi. Dabar, na gerai, žaidžiu, pradėjau Outlast 2 žaisti iš naujo, nes ten yra irgi, praeitant sunkiausio, taip nemirus. Tai įdomu bus, čia siaubo žaidimas. Aš visus googlinu, kol tu čia šneki, aš žiūriu gameplay. Nes ne vieną nežinau. Dabar Mirror's Edge praėjau dar tokį Catalyst. Tai Mirror's Edge Catalyst, tai parkūro geimas. Ten varai, parkūrinį belė kaip ir toks. Šiaip istorija lieva, bet gameplay'is fainas. Tai, nežinau, daug tų žaidimų yra, bet... Alan Wake 2 labai noriu pažaisti. Jau nusipirkau, reikia tik tai dar biškį laiko ir tada pažaisiu. Antras Alan Wake'as. Visi tokie panašus. Gameplay, žinai. Bet dabar, žiūrėk, dabar čia yra 2008 metų žaidimas. Jeigu įvesi Alan Wake 2, pridėk dvietą, matysi kitokį visiškai vaizdą. Bet iš esmės jo, jis toksai horror, psychological, thriller, toks jo. Tai čia kažkas sumiksinta Doom? Ne, Dūmas kas kita yra. Ten toksai... Šaudykla. Jo, ten šaudykla. Čia reikia galvot? Nežaidžiu dar nežaidžiu antrą, bet sako, kad jo, jis biškai toks mindfuckina labai. Kad reikia galvot. Bet pažiūrėsiu, įvertinsiu. Strateguot. Tai kokių pliusų gauni iš žaidimų? Iš žaidimų. Dopamino, faktas. Ja. 100%. Aš tada dar, jeigu streaminu, žinai, tai produktyviai gal praleidžiu laiką kažkiek. Tada padarau videką, dar produktyviai praleidžiu laiką, žinai. O kitas dar pliusas, tai man įdomu patirti, ką reiškia, kai mes negalim to patirti šiomis dienomis. Sakykime, tas pats, žinai, senovės žaidimas ten su kaubojais, kaip būdavo. Man įdomu, ką reiškia būti pasmauktam, žinai, ant virvės ir pamatyti su savo charakteriu, kad pavibruotų tas pultelis, žinai, pajust, ką reiškia būti pasmauktam ant virvės, ten to laikai, žinai, kur dabar nepamatysi greičiausiai. To pačiu VR'as, smagu užsidėti kartais, jisai nėra ten, kad tu įsijaustum jį, ten belie kiek laiko pražaistum, aš tikrai labai retai paimu,
Bet smagu su VR irgi pašaudyti iš to pačio lanko, žinai, ten į gyvūnus, kur irgi įprastai to nedarytum. Su rankom? Jo. Tai va, toks artificial, virtual, bet įdomu patirti. Nu, o ką manai apie visą artificial, virtual intelligence ir aplamai? Nu, ateitis jaučiu. Jo? Nu. Tai kaip tu įsivaizduoji po 20 metų gamerį? Ar jisai užsidėjęs kažką ant galvos ir... Aš manau, kad tas VR'as, virtual, tas reality, tai visada ir išliks toksai, kur, smagu paimsiu, žinai, pamanysiu. Nebent jis jau ten taip patobulės, bet 20 metų dar tikrai nebus. Sakai, taip, ne? Po 20 metų... Kad visi žaistų. Ne. Ne. Nu, tu VR užsidėjęs, tu nori jaustis kuo daugiau komfortabiliau, kuo tikroviškiau, kad viskas būtų ir panašiai. Biškai dar abejoju, kad po 20 metų galim tą patirti. Nu, po kokią, sakyčiau, gal kur tu užsidėsi VR ir tu net neatskirsi nuo realybės. 20 aš galvoju, gal dar per anksti, bet to pačiu, kai lygini, kas prieš 20 metų buvo ir kaip dabar viskas, tai sunku pasakyti. Tetris buvo prieš 20, Max. Nu tai va, ne, Tetris seniau, Tetris, žinok, 70 metų. Jo? Gal jo. Matai, gal tas vaikas perėjo Tetris dabar tik tai, nematai? Jis čiuvas tiesiog, vaikas, ten, nežinau, gal 13 metų tiesiog perėjo Tetris. Tai po tiek metų buvo ten rekordai, visada žaidė Tetris, ten tam tikri žmonės ir dabar vienas vaikas dėjo iki ten kažkurio lygio, kur tiesiog užlūžo gėjimas, nes nebebuvo memory, tipo žaidimo. Tiesiog varai non-stop. Jo, bet ten, žinok, jau taip varai, jie atkirta ten technikas, jie va taip su pirštukais, atrodo, kur jie ten pultelius taip daro, kur tipo pereitų greitai spėtų sudėtos kabiukus, nes ten jau kosmosas. Nu, ten nesuprantama žmogui, kaip ten daryti iki ten. Bet va. Bet vat kaip manai bus ateityje? Labiau viskas eina į pultelę, ar labiau viskas kaip stovi ties klaviatūra ir... Šiaip labai geras klausimas. Nes sunku kur tobulėt, atrodo jau, žinai, pelėm ir klaviatūrom. Apart, kad baterija ilgesnė būtų, jeigu wireless. O pulteliai, ką dar gali išmastyti. Šiaip pulteliai prideda tą tokį, ypač ant VR, atsakykime, PlayStation'o, kur dabar yra tas naujas, ir ant kitų, kur jie irgi jau vibruoja, žinai, jau atskiria tavo pirštus su kuo, ką prilėti. Tai vat fainai būtų tie joystickai, kur tavo kiekvienas pirštas realiai nulemtų, žinai, tavo veiksmus. Tai dabar mes turim čia 2 knopkės, čia vat su nykščiu viską valdom, žinai, bet kažkaip gal galima dar ir sugalvoti, kaip išnaudoti kitus pirštus, kurie tiesiog čia prilaiko tą pultelį. Tai vat sunku, nežinau, gal joystickai sakyčiau, bet reikia invention, žinai, bet jau tiek metų yra tasai standartas, kad jau atrodo, nu, nebesugalvoja, reiškia kažko naujo. Sunku pasakyti. O ką manai apie V? Sėkmingas projektas ar ne? Tas kaip sports su lazda. Nu, manau, kad tai buvo gera pradžia, taip, nuo ko pradėti, žinai, šitus daryti. Čia yra evoliucionavus VR šitą? Iš šito? Aš nežinau, Nintendo lyg tai nieko nepadarė su VR, bet ar kiti pasiėmė iš to? Tai jo, PlayStation 4, man atrodo, buvo pasiėmęs tasai pultelius, kur irgi su bumbuliuku ant lemputę ant viršaus. Tai adaptavos VR gal prie to, kažką pridavė. Aš net nežinau, ar žinok, V buvo pats pirmas, kuris su kontroleriais tą padarė. Bet pats V, Nintendo, tai dabar nieko per daug neleidžia. Turi savo vieną konsolę, turi tos Mario fanus ir jie perka konsolę, žinai. Mario fanai, nu jo. Tai vat man, kalbėjai, kokie tai žaidimai patinka, tai vat man jaučiu Nintendo žaidimai nelimpa. Man nelimpa tie visi tokie vaikiški, bet ir to pačiu žaidžia suaugę žmonės, tai nenori įžeisti nieko, bet tai man tokie rimti patinka, žinai. Tokia skerst, nebūtinai, bet... Bet jo, aš suprantu, ką tu sakai, jo. Tie vaikiški visai prikolas, kai tu esi grupiai, pavyzdžiui, ne, 10 žmonių ten ir ten daužo, kiti žiūri, daug linksmiau nei žiūrėti tave žaidžiant ten kažkokį strateginį, žinai, šitą priklauso kokioj aplinkoje čia esi. O koks tavo blogiausias įprotis yra buvęs, ar esi kažkokio blogo įpročio atsisakęs ir... Fucking garinimas planas. Nu, tipo, ką daryt? Nu, rūkimas realiai. Nu, vienas iš tokių, sakyčiau, kur... sunku, žinai, nusimest, nes, tipo, atrodo vis padarai pauzę, bet vis ten nusipirki vupą. Žinai, kokį ten. Ir... Tai va, vienintelis. Daugiau nieko nesu nei kažkokio narkotikų bandęs, tipo, alkoholio irgi neturiu jokios priklausomybės, labai seniai, kada, žinai, normaliai, kad girtas norėčiau jo ar girtas būčiau. Tai niekad nebuvo traukos į tą pusę, ypač kai populiariai ir panašiai? Bet matai, čia jaučiu prisideda tas, kad aš gal namie daug sėdžiu. Nu, tipo, kad, jo, nes kai nėra, kad dažnai gavau neutinį, va realiai Aurimo filmo premjera,
Tai buvo tas kartas, kai išėjom ir tipo, ilgai pabuvom miestą ir tipo, susitikom su bičiuliais ir fainai tikrai pabuvom. Ir netgi buvo pirmą kartą gyvenime, per 3 metus draugauju su draugė, kada sakau, okei, tu varyk namo, aš dar pabūsiu. Pirmą kartą, niekada nebuvo taip. Realiai. Tai nemėgsti ir užsibūt ten ilgai niekur. Jo, mes realiai tiek, kur anksčiausiai išvarom būna. Aš žinau. Kokią 3, 4, žinai, jeigu ten iki paryčių tūsina. Visą laiką geri tiek, kad galėtum vairuot. Tai išgeri ten, sakykime, kokteilį gal 2 ir po to praeina kelias valandas ir varai. Ir jo, neužsitūsinės per daug, tikrai. Tai kada galim pamatyti tave piktą ar liūdną? Aš šiaip turiu tokį treitą, sakykim, bruožą, kur mane gan sunku privesti prie... Tu atrodai toks. Kad išvesti iš kantrybės, jo, ne? Sunku. Aš manau, kad aš tikrai daug turiu tos kantrybės, bet yra buvo tokių atvejų. Tai, nežinau, pirmi 2, kurie šauna į galvą, tai kai dariau tą projektą, atsakau dėl šūlen ir kai kažkas vėluoja, kažkas nepasirodo, kažkas neveikia, kažkas tam pasakė, kažkas ten per tą nesigavo, kur susideda taip vienu momentu ir kai tu žinai, kad tau svarbus tas dalykas, tai tada gal biškai pratrūksta. Atsimenu dabar tiesiog gerai, kad Baliui vieną čiuvą paguldžiau, nes labai linda prie panų ir gadina baldus, atsimenu, mūsų namuose. O šiaip daugiau, neatsimenu, kada būčiau piktas, žinau. O liūdnas? Liūdnas tai būnu jaučiu... Jo, žinai, kada būnu liūdnas, kai įvyksta kažkoks unfortunate dalykas, vadinamas, kaip, sakykim, padarytum avariją. Tai aš būčiau liūdnas, bet tikrai nebūna, kad susisparinu, nes aš buvau apsivertęs šiaip su mašina, su Jarusu. Ne apsivertęs, bet nuo kelio nuvažiavęs per žiemą važiavau ten naktį namo ir tu nuo kelio nuslydai ir kažkaip ten. Tai, ne fainai buvo liūdna, va taip pasakysiu. Tai tu didžiąją dalį gyvenimo pozityvus, ne? Manau, kad jo. Šiaip, kai labai intens dirbu, tai man labai nepatinka, kai mane distraktina. Tai dažnai būna, žinai, gal tada galiu pasirodyti piktas, bet aš nebūnu piktas. Aš tiesiog, ne dabar. O kokią esi didžiausią gėdą turėjęs? Šiaip buvo šitas klausimas man užduotas ir kažkada seniau, bet aš nežinau, ar tokias turiu. A ne? Jo, kažkaip aš atsimenu... Nesigėdai nieko? Ar kažkoks... Aš šiaip nesigėdai, man... Neturi komplekso ar panašiai. Nėra big deal, nežinai, aišku, tu gal savo ten gali, žinai, penio dydžio gėdytis ar kažkas tokio, bet kaip supranti, kad nėra kokį ten gėdytis, tai kažkaip ir viskas sakė. Bet tu gali gėdytis bet ko, tu gali gėdytis savo nosies, savo lūpų, savo kaklo, savo ausų. Žmonės... Kartais gal, žinai, kompleksuoja, žinai, irgi ten lašekas, koks yra ten papildomas, kurio nenorėtum. Jo, bet kai čia gal išaugi tą ir supranti, kad visiems iš esmės labiau ar mažiau daugiau pochų yra. Čia svarbu, jeigu manai tik panai kažkokį, žinai, ir parodyt, kad atkreiptų dėmesį, bet iš esmės tai... O jeigu reikėtų tave pakviestų vieną dieną daryti TED Talk? Žinai, TED Talkas, kur šou daro, kur šneka, ne? Žinai, TED Talk. Esu matęs kokį 1-2. Jo, ten galim rasti bet kokiom temom. Yeah. Bet TED Talkas tai ne tik šou, tai labiau ką žinau. Esmė, kokią temą darytum savo TED Talk? O tave pakviestų, tu sutiktum ir tu galėtum išsirinkti temą. Tema turi būti apie 10 minučių, ne ilgiau. Ir tavo karočiui, ir tu ant scenos šneki. Kokia tai būtų tema ir kodėl? O tai galėčiau daryti profesijos tada temą kažkokią, kad susijęs su tuo? Tu gali bet kokią temą pasirinkti. Tai daryčiau profesijos, tipo to, ko užsiemu. Iš esmės... Tai kokia tema būtų? Apie tai, kaip Jaučia gal taip, kaip prasimušti, žinai, iš filmavimo. YouTube'ai. Nebūtinai. Nebūtinai. Gal su klientai, žinai. Kaip prasimušti iš filmavimo? Turbūt. Pasiruoščiau tam, aišku. Nes jeigu pas tave dabar atimtų kažkas, kaip Aurimui, nuhakina visus tavo akauntus, tu nieko nebeturi, negali susigražinti, viskas po nulį. Tai tau vėl pradėti kelti subscriberius ir views būtų sunku ar nelabai? Tai čia prieinam prie to, kad kaip tu sakei, čia būtų cheatas, nes mano veidą vis tiek atpažįsta, tai kažkiek pradžia vis tiek būtų. Tai nebūtų sunku, aš manau. Man irgi taip atrodo. Bet jeigu nebūčiau mano veidas išdelytintas iš visų atminčių, jo, manau, kad vis tiek būtų lengviau, nes patirtis, realiai, tikrai yra tas patirties, kurios tu susidarai per tiek metų. YouTube'inės patirties. Jo, tikrai yra tas. Ir Mr. Beastas irgi tą patį yra sakęs, kad jis ten galėtų, jeigu iš naujo pradėtų ten tiek padaryti, gal biškai ir exaggeratina. Kiek jis sakė? Persistengia.
blemą neatsimenu, bet sakytų, galėtų pasiekti 10 lemų, berods, vos ne per, kažkokį ten laiko tarpą, trumpą. Tai su visiškai nežinom kanalu, tipo, nežinau tu veidą. Bet žmonės tada sako, tai gerai, tu dabar daug šaibų turi, tai dėl to nebūtų sunku. Ir, čia jeigu tavo veidas būtų išdėlytintas irgi, sakykime, tai daug šaibų turi. Bet jeigu neturi nei šaibų, nei to, tai realiai yra vis tiek patirtis, kuri išlieka ir tu žinai, kaip maždaug montuoti, kaip maždaug reikia save, prezentinti. Ir tam neturėtų būti taip keblų, sakykime, negu pradžioj buvo. Vis tiek visi pradeda nuo šūdo. Ne visi. Bet tikrai, jeigu jau pradeda nuo gero, tai reiškia kažką darė su to prieš tai. Tai kokį galėtum vieną patarimą, manau, šiandien daug video editorių klauso, arba video editorių, kurie norėtų būti video editoriais, kokį galėtum vieną cheatą? Cheatą? Vieną cheat code pasakyti. Cheat code, žinai, kas yra norėt. Realiai, jeigu tu nori, tu darysi. Ir labai, aš manau, kad mano cheat code'as yra, kad aš kai kažką darau, nėra, kad tiesiog sumontuoju projektą ir atiduodu. Jeigu tu taip darysi visą laiką, kad sumontuoji, atiduodi, tai... Tampa darbo, ne? All good. Jo, bet aš turiu minį, kad darant projektą, žiauriai gerai yra toliau tobulėti ir tu kažką sugalvoji, kaip padaryti, nežinai, kaip padaryti ir tada tu greičiausiai 2 variantai. Arba atmeti tą idėją ir padarai paprastesniu būdu, arba tu eini, googlini, ieškai, išmoksti, padarai. Tai aš sakyčiau, gal šitas yra toks, kur tu visą laiką norėdamas tobulėti ir kad, jeigu nori gerai padaryti ir nori tobulėti, visą laiką kažką surasi, ko nemoki, tada išmoksi ir tu visą laiką vis pasimsi kažko iš to. Tai gal čia tas cheat code'as ir yra, kad nedaryti paprastuoju būdu, nesistengti visko kaip ką moki, o kartais sugalvot, jeigu šauna idėja ir padaryti sunkesniu būdu. Ne tai, kad būdu sunkesniu, bet sunkesnį variantą, kurio tu nelabai moki. Kad tobulėti tas nesustojimas. Ir norėti. Jo, video editingė, manau, tobulėti yra tikrai kūra, ne? Visada. Jo, tamsme, aš nesu apsiribojęs ir man kartais, kai reikia nueiti kokią programą kitą, negu video editing, ir padaryti ten, tarkim, 3D failą kažkokį, kad įsidėti jau tada į ten, tai esu gan atviras, tik ne tada, kai dega projektai. O pas mane gan dažnai būna, kad tiek laiko, žinai, tai tu jau žinai, kad nebespės ir tu tikrai nebepaimsi ir nepadarysi, žinai, transformerio ten blenderyje, kad įsidėtum. Tai savo irgi gal palinkėčiau labiau, mažiau tempti į deadline'us ir daugiau pasilikti laiko, kad būtų tas, kur tobulėti ir ką padaryti. Sakykim, tau 60 metų. Mhm. Ir tu žiūri į ir pakvieti podcastą. Ir žiūri į veidrodį jo. Ir ką tu sakai savo? Nežinau. Tai aš nieko nesigailiu, taip atrodo. Žinai, kad aš ten sakysiu žmonės, tiek laiko praleidi prie žaidimų, man zaibys, man smagu jo žaist, kažką vis tiek pasiemu iš to, kažką iš tiek padarau iš to. Tai aš darysiu galiausiai tai, kas man patinka ir nebejoju, kad 60 metų pasakysiu, kad tikrai nesigalėjau kažkokių sprendimų, nes dariau tai, kas man patinka, nors gal kiti sakė, kad nedaryk taip geriau. Tai, pavyzdžiui, dabar, jeigu tu jas klausosi kompanijos, ar žmonės, kurie ten, kaip sakai, nori keliauti į Everestą ir daryti dokumentikas, tai tikrai drąsiai gali kreiptis į tave, ne? Parašyti tau žinutę su savo užklausom, ar ko jie norėtų. Gali, bet, žinai, sakom, reikės labai įtikinti mane. Man gal pačiam reikės save įsitikinti, kad ir aš turėsiu norėti, žinai. Bet iš esmės, jo, esu atviras, tik tai galbūt ne viską priimsiu. Tau lengva įtikinti žmonės kitus, kai tu turi idėją? Aš žiauriai nesunkiai 3 žmonės įkalbinau nusipirkti PlayStation'ą, nors tipo, nedavau jokių pažadų nieko, bet tiesiog įkalbinau. Tai kartais pagalvoju, kad... Kartais blogai kalbinti yra, ne? Kartais pagalvoju, kad turi tą influencerio galę, sakykim, bet ją turi tik tom, kom pats žaviesi ir kas tau pats patinka ir įdomu. Jeigu tam bandysi, žinai, ten kremukus, kuriuos nenaudoja reklamuoti, tada gal sunkiau. Bet jeigu tavo, sakykime, man ten PlayStack'as patinka, žinai, gal ten man patinka Sony kamera, irgi aš nesunkiai galėčiau tave įkalbinti, nežinau, kiek sunkiai, tau priklausyti nuo finansų, bet įsikalbint gal pasikeisti va šitus Canonus, žinai, į Soniac'us. Vien dėl to, kad aš prominčiau Soniac'ą, kiek man patinka, koks geras autofokusas ir panašiai. Ir kad lengviau white balance tą patį statyti. Lukai, ačiū tau labai, kad atvykai šiandien, žiauriai malonu, aš jau tave mačiau, kad buvai pakomentavęs ar pasubscribinęs mano kanalą, vienas iš pirmų, sakykime, didelių. Senai jau. Labai seniai ir aš tave pamačiau, kad tada pasubscribinau ir tada atsimenu, gal zaibys. Irgi pasubscribinau, didelis buvai pats didžiausias, man rodos, kažkas aplenkė tave dabar, kitokie pasikalbėjimai, man irgi palaikinusi daugiau.
bet labai patiko jūsų dokumentinis filmas kartu su Aurimu, žiauriai patiko pašnekėti čia, tikiuosi ne paskutinį kartą. Ir jo, gal norėtum kokią žinutę išsiųsti savo žiūrovom fanų, kurie dar iki pat šiol žiūri ir klauso. Norėkit tobulėti ir to pačiu įdėkit į tai pastangų. Žinai, ir neleiskit gal vadovautis, čia imu šitą bendrą iš mūsų kalbėjimo, kad neleiskit vadovautis, jeigu kažkas sako, kad neproduktyviai leidai laiką, bet tau tai patinka daryti, tai daryk. Gal sugalvok iš to, kaip padaryti kažką, kad būtų produktyviai. Vat kaip sakau, jeigu patinka žmogus žaidimus, bet jo žmona jam sako, šunai laiką leidai, žinai, tai pagalvok, kaip galėtum, žinai, gal iš to kažką padaryti, kad uždirbti ir pinigų to pačiu, kad nebūtų. Nes tas dopaminas, jis jo, gal nėra gerai per daug, bet ir to pačiu, jeigu tau patinka, tai kodėl ne? Jo, ir, žinai, tie, kas žaidžia, dažniausiai jie, nežinau, geresni žmonės. Gal, aš nežinau, šiaip pasakai, dabar pradėjau galvoti apie visus, kurios žaidėjai. Aš irgi, aš visus, kurios žaidėjai žinau, tai jie tokie, ką žinau, neagresyvūs, ne konfliktiški per daug. Šiaip jaučiu jo, gali būti. Nes gal tu išsikrauni visam tam žaidime, tas visas, sakykime, energijas ir panašiai. Geras pastebėjimas. Bet kokiu atveju, jo, mes čia daug pastebėjimų turėjom, labai mokslinių ir panašiai. Bet kokiu atveju, ačiū labai, aš dar prieš tai galvoju, kad tu Česlovas, man reikėjo iš pradžių atsikabinti nuo šito, nes aš tai pamačiau, gal kažkoks Česlovas laikinu. Atsimenu, gal net ir per podcastą kažkaip gal Santanus sakėjai, man atrodo, gal pasakai Česlovas. Gali būti jo, iški L ir T sumaišiau, bet tikiuosi, jo, pamatysim gal kokį produktą iš tavęs vieną ar kitą, žinai, Aurimas jau paleido čiulpinukus, tai irgi gal šikpoperį ar kažką, žinai, gali sugalvoti. Kažką sugalvos. Ačiū tau labai, seni, ir iki kito karto.